Jūs kaip partijos nutartas kandidatas į merus kalbėjote apie tai, kad rudenį turėsit planą, kaipgi Vilnių gelbėti iš skolų. Turite tą planą? Taip, turime. Kokį? Koks tas planas? Taip, pirmiausia, iš tiesų reikia atlikti auditą, kiek iš tiesų yra skolinga. Nes dabar skolos yra slapstamos. Netgi tokia įmonė kaip Lituanika iš tiesų net neteikia ataskaitų valstybės institucijoms, verčiau moka baudas, negu teiktų privalomas ataskaitas. Tai pirmas žingsnis auditas. Taip, auditas, matyti, kiek iš tikrųjų tų skolų yra, tada konsoliduotas finansų valdymas ir iš tiesų ne perpardavinėti tą skolą tolyn į priekį, bet tikintis, kad kitai kadencijai teks mokėti jos skolas perskolinti, nes tas dabar būtent yra vykdoma. Ir be abejo didinti pajamas, nes dabar miesto įmonės, jos iš esmės, kaip sakyt, veikia išpūstais tarifais ir pačios tos gaunamus miestiečių pinigus pravalgo ir atsisakyti tokių dalykų kaip parodomieji projektai, nes kiekvienas iš mūsų kiekvieną mėnesį sumokame maždaug po 4 litus už tos žmonės, kurie skraido Lituaniką. Čia prie savo mokesčių kiekvienas kūdikis ir netgi... Tai tiesiog to projekto atsisakytumėt, kaip manot, nepelningo? Jį turi arba perimti valstybė, arba jis turi surasti privačių investuotojų, bet negali būti kiekvieną mėnesį 2 milijonai eina į nuostolį vien todėl, kad keli žmonės galėtų paskraidyti to vienu lėktuvėliu.